Mūsų draugas inžinierius pasakė, kad reikia biškį perdaryti, tai perdarysi viską. Sveiki sugrįžę. Žiauriai keista daryti viską lietuvių ir anglų kalbom, bet kažkaip stengiamės, tikėkime, ir užsieniečiam patiks tai, ką mes darom. Tai šiandien aurimas darbus. Tu gerai, kad ir jums patiktų. Jo, angliškai, tada reikia tik vieną kartą daryti. Ne, lietuviškai irgi viską. Ne, padarysim viską abiem kalbom. Tai ką aurimas dabar darys? Čia yra kronšteinas nuo šito variklio. Šiaip iš esmės mums neįtikėtina, bet pataiko ant traversų, ta prasme, mašinų, automobilių šitas skirtumas 50 metų ir idealiai pataiko į pagalvių vietas. Bet mums reikia, mes kaip prieš tai bandėm, tai ant pagalvių šitą vietą kai gulasi, tai truputį per aukštai variklis gaunasi, tai aš pabandysiu dar šitą nuzuilinti ir pažiūrėsiu, kas bus. Ar tilpsim, jeigu ne, tai vadinasi reikės panaudoti šitą kaip template'ą ir pasigaminti savo laikiklius. Tai kol aurimas žais su Mercedeso laikikliais, aišku, aš jam šiek tiek prieisiu, padėsiu, ką galėsiu. Aš pabandysiu restauruoti kitą Nissano žibintą, nes noriu dar išvažiuoti vieną kartą į gatvę. Pabandysim padaryti kruizą su 4 GDM legendom. Pabandysim. Dirbam. A few moments later. Su Aurimu nusprendėm patikrinti, ar tilps greičių dėžė. Patikrinti, kiek netilps. Ar tilps? Optimistais reikia būti optimistais. Aš realistas. Tai dabar atsinešime ją, dėsime ant keltuvėlio ir pažiūrėsime, kokia čia situacija. Kaip matote, dėžė savo vietoje ir nuostabu, nieko nereikia pjauti. Tai dabar prikabiname dėžę prie variklio ir viską kartu įkeliam į vidų ir gaminam laikiklius. Gal net nereiks ir laikiklių daug gaminti, tik dėžį. Pažiūrėsim. Taigi variklis įdėtas, bet laikikliai tie prie variklio prisukti netinka. Ten šiek tiek jas pašveitėm, bet vis tiek variklis kabo per aukštai. Tai dabar tiesiog jos nusuksim, pasigaminsim 4 plokšteles, pastatysim variklį jam priklausančią vietą ir iš kartono jau bandysim išsilankstyti tai, kas čia gyvens. Tiksliau, išsilankstysim iš kartono ir pagaminsim iš metalo. Tas gyvens čia. Matote, išsipjovėm plokšteles, jas prisisukom prie variklio iš abiejų pusių. Dabar variklį jau pasadinsim į tą vietą, kur jisai jau ir gyvens. Ir tuomet įsilankstysim iš kartono plokšteles, tokias laikinas template'us. Ir tuomet jau pjausim ir virinsim. Day 2. Tai va, matot, mašina kybo, mes su Aurimu radom keletą problemų. Tai viena didžiausių šiai akimirkai yra tai, kad neturime kaip pravesti išmetimo kolektoriaus. Paskutinis cilindras, matyt, taip reiktų sakyti, remiasi jo vienas išėjimas tiesiai į vairo kolonėlės dėžę. Tai dabar imsim variklį lauką, Aurimas pamėgins ją relocatinti, perkelti į kitą vietą, arčiau salono, nes ten kaip ir yra kažkoks kelių centimetrų tarpas. Toliau iš to pasekos seka kita problema. Čia sunkiai matosi, bet ten man yra tie dar vamsdeliai. Tai jie jau irgi nebetiks ir netinka. Tai tuo su Aurimu įmam, leidžia mašiną žemyn, lupam lauk variklį. Ir Aurimas, matyti, saloną netgi teks gal išardy, gali būti. Žiūrėsim. Tai va, kimam į darbus. Day 3. Sveiki sugrįžę! Diena. Aurimai, sprendžiam ką? Sprendimai jau padaryti, priimti sprendimai jau darom. Žodžiu, situacija tokia, kadangi, kaip matėt prieš tai video, ta vairo greičių dėžė
jinai tiesiogiai remiasi į išmetimo kanalą, nu, kur turėtų būti išmetimo kanalas, bet jis ten fiziškai negali būti dėl tos greičių dėžės, vairo greičių dėžės, negaliu, tas pavadinimas labai negeras. Tai mes ją naikinam. O ką tada? O ką Wi-Fi? tada? Tai kol dar mašina kabėjo su varikliu, aš taip pagalvojau, kad darant RX7 turėjau atlikusią Mazda MX-5 antros kartos NB, kitaip žinoma, vairo kolonėlę. Ir neįtikėtina, bet pamatau meigą ir tai yra identiška kaip šita Mersu. Milimetras į milimetrą. Tai negalėjau šito patikėti, bet jinai čia netinka, dėl to, kad MX-5 vairo kolonėlė gyvena prieš variklį. Vadinasi, jeigu susuki vairą į kairę, tai jinai suka MX-5 vairą į kairę, bet kadangi čia stupicos yra kitokios, vairo kolonėlė gyvena tenai, tai jeigu kairę vairą kolonėlę tam pastatai, tai ratai sukasi atvirkščiai, negu norėtum. Iš kur žinai? Turiu skaudžios patirties. Tai kas buvo nuveikta? Jeigu praeisim iki čia, tai čia gyvena jau kita vairo kolonėlė. Tai ačiū Mantvidui, suveikta šita angliška vairo kolonėlė nuo MX-5 NB. Tai kas bus? Tai bus, kaip dabar jinai stovi MX-5, jinai stovi prieš ratus šitaip. Tai kas dabar įvyks? Jinai statysis taip, pas mane. Už ratų. Ir viskas, ir vairuosis teisingai. Dar aš iš karto atvykęs šiandien į garažą, darbuotis iš karto atkreipiau dėmesį, ką darysim su jais. Jo, tai aš labai iš tikrųjų svarstau stipriai sprendimus į priekį. Tai kokią mes turim situaciją, pas mus taigi generatorius netelpa. Generatorius netelpa ir mes tai galvojom, turėjom pasikvietę draugą inžinierių. Tai jisai mums siūlė gal čia kažkaip tą generatorių apgyvendinti, bet po to aš taip primečiau, kad jeigu mes tiesiog atsisakysim vairo stiprintuvo pompos, visas šitas unitas tada iškeliauja ir čia galim apgyvendinti tą generatorių. Bet tada liekam be vairo stiprintuvo, kas yra ne variantas, labai nepatiko bandė. Tai aš galvoju, pabandysiu įsprausti į saloną elektrinę vairo kolonėlę. Nuo A klasės Merso turbūt. Priuso ar dar kažko. Jo. Tai Aurimas dabar eina bandyti šalinti nereikalingus dalykus iš Engine Bay'aus, o aš tuo metu turiu ten tokį dar nedidelį darbelį, pabaigsiu ir tada jau prasidės variklio laikiklių gamyba. Kaip matote, čia jau mes esam padarę plokšteles, bet mūsų draugas inžinierius pasakė, kad reikia biškį perdaryti, tai perdarysi viską. Tai jo, tą reikės perdaryti ir dar pasakiau, kad vairo kolonėlė elektrinė statysiu, tai ne, ten vairo stiprintuvas elektrinės. Tai tuo ir užsiimsim, keliamės į timelapsą, na ir po to updatinsim, kaip čia kas gaunas, bet greičiausiai jau matysit mus keliant variklį į vidų ir tiesiog darant kronšteinus. Patiliukais tą išlupsiu ir tada jau tęsime. Taip. Sveiki sugrįžę, dabar turime jau antradienį. Jo, Aurimas savaitgalį nesilsėjo. Kam poilsis tik silpniem. Ačiū Aurimui už įvertinimą. Tai variklis, kaip jau matote savo vietoje, iš tiesų jis beveik vietoje, nes kronšteinai suvirinti ir uždėti, bet varžtai neįstatyti. Tai dabar tą ir pamėginsim padaryti. Ir variklis jau bus savo vietoje. Tarp kitko, mes sekame visokius Merso forumus ir matom žmonės irgi svapina tokius variklius ir susiduria su panašiom problemom kaip ir mes. Jo, tai ta vairo greičių dėžė, kuri čia labai masyvus ir visur trukdantis dalykas, trukdo ne tik man, pasaulyje daug kam jinai trukdo. Šiandien paskaičiau, kad ten deda nuo R129. Mersuolė tipo mažesnė ta vairo greičių dėžė, bet didžioji dalis daro tą, ką aš darau, tai keičia tą vairo greičių dėžę į normalią vairo kolonėlę. Na tik aišku, aš einu prieš srovę ir naudoju ne Mercedes dalis, o Mazda šiuo atveju.
kiti tai stengiasi išlaikyti. Autentika. Nu, bent jau vienos markės. Nu, man tai kažkaip niekad nestabdė manęs. Tai... Taigi, nedaug žodžiaujam, bandom pakabinti ir tada jau eigoje atnaujinsim, kaip čia kas sekasi. Tai variklį, kaip matot, jau pakabinam. Jis ant savo pagalvių, kronšteinų visų kabo. Tai dabar pasikelsime mašiną ir padarysime paskutinį guminį laikiklį pavarų dėžiai. Tai va pakėlė ir parodysim, kaip tenkas. Tai kaip matot, dabar randamės po mašiną ir Aurimas naudoja ledo ritulio šaibas. Jo, ačiū Alfos buvusiam savininkui, kuris mašinai paliko 3 šaibas, liaudiškai sakant. Tai jo, panaudojom vieną šaibą čia, prieš tai naudojom porą šaibų čia, kad matuot, buvo labai gerai, tai turėkė šaibų. Jo, ir dabar ką mes darėm, tai primetėm kardaną. Čia seno Merso gabalas, čia šitos dėžės gabalas, CLS Merso AMG netinka. Tai jo, čia primetėm ir ką turim, tai turim deficitą, biškį trūksta gabalo. Šiaip labai nedaug, bet trūksta. Trūksta gabalo, tai reikės kažką pasigaminti. Tai Danieliškis reikės eilinį kartą užvažiuoti. O dabar ką mes dabar pabandysim surasti kažkokį originalų laikiklį, gal rasim nuo automatinės dėžės ar nuo šitos mechaninės ir priburti prie laikiklio. Šiaip dar čia eina ir antras toksai metalinis laikiklis, kurio mes dabar neprisukom, tai prie kažkurio gal tiesiai ir prisisuks, net nereiks daug. O dabar einam paieškoti ir po to jūs updatinsim. Tai, žodžiu, galvą atsitrinkiam čia, Aurimai, tai ką dabar mes darom? Galiu šakinės. Nors kartą, bet vis tiek va toks susikūprinės vaikštai dėl to, kad čia prasileidi tiek kartų garažė. Tai dabar taip, mano rankoje yra CLS 55 AMG greičių dėžės pagalvės su visų laikikliu. Nuo automatinės dėžės. Taip, tai matot, skylės atitinka šitos guminės dalies. Tu tik ne tą pusę dedi. Esmė, kad skylės atitinka. Taip. Bet šitas neatitinka dėl to, kad jisai sukasi prie dugno, kur minkšta skarda. Tai dabar ką padarysim, tai nusuksim nuo šito CLS 55 tvirtinimo ir bandysim primontuoti ant šito seno Merso originalaus tvirtinimo, jeigu pavyks. Nu, tai ir darom. Taip, kur tie kiti du varžtai čia? Mano gabaliukas, čia bairis. Prasigrįžėm skylę ir prisukam. Dažnai žmonėm kyla klausimas, kiek niutonų suki. Kol būna 6 gadugos, priklausomai nuo vietos. Aš niekad nepamiršiu, kaip mes tavo C103 sukom kartą. Gal papasakosi žmonėm. Ana reikia atsukti. Jas persidengė. Taip. Tai kuri pirma eina? Pirma šitą eina, o po to tą eina. Esu tuo tikras, nes čia yra išėma. Aha. Tai reikia atsukti tos 2 varžtus. Visus matyt reikia atlaisvinti ir 2 atsukti ir tada užsidės. Tai reikia dėžę prilaikyti. Tai tam yra įrankiai. Ne, tu palaikysi. Tam yra brolis. Kaip naudoti šito įrankių greitai. Nes jeigu aš, ta prasme, imčiau, užvežiau ir pumpuočiau, čia būtų labai ilgai. Atverži, išsmaukit
Kitokio žodžio nepanaudosim. Ir klausaisi. Klaučyškė. Paleidi. O, jau tiek pripampavau. Mums trūks aukščio. Benzobaką galintum. Tuoj duosiu, ką nors. Teko nusileisti mašiną šiek tiek žemiau. Darėm ir Aurimui, kad būtų nepatogu. Dabar tu bent žinosi, kaip aš jaučiuosi. Aš žinau, aš tiek kartų galvą čia esu atsitrenkęs. Taip. Apsukam šituos varžtus ant 13. Užsikimškit ausis. Teks išsigręžti. Tai variklis vietoje, su Aurimu lengvai pritvirtinam ir galinę kronšteiną. Jį čia šiek tiek reikės dar perdaryti, bet čia nieko labai sudėtingo. O dar prie to pačio pamatavom išmetimo kolektorius. Štai šios, jie originalus nuo šito variklio. Jie beveik tinka, bet reikės šiek tiek papjauti, pavirinti. Bet dar mintis pažiūrėti nuo kito modelio. O? Kaip su šito karteriu buvo, gal ir su išmetimo kolikais taip bus. Tai reikia pažiūrėti. Tai šiandienai matyti tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasidalinkit su draugais. Kitoje laidoje mėginsim pritvirtinti vairą. Ir apgalvosim. Vairas tai vietoj, vairo kalnėlė. Ja, ir dar reikia apspręsti klausimą, ar elektrinė, ar Stiprintuvas. Ar trakcinis, ar ne? Čia Tai- vabalą man ištriukšti. kažkoks įdomus. Nenoriu išeiti. Aš irgi nenorėčiau į vietoj. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitoje laidoje. Iki.